Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Štai mes jau turime 24 metų vasarą. Na ir gavosi taip, kad mėgstame mes keliauti. Patinka mūsų organizacijai keliauti ir šią vasarą mes taipogi planavome, kur nuvažiuoti, ką aplankyti. Ir štai netikėtai mums beplanuojant, bemastant, atsirado viena proga visai netikėtai. O būtent Ukrainoje, Kijeve 24 metų birželio mėnesį atsidarė istorinės technikos muziejus. Iš tiesų, keista labai girdėti štai tokią kombinaciją istorinės technikos muziejus ir karas. Taigi, turėjom jau vieną progą, norėjom aplankyti savo kolegas ir be planuojant kelionę mes gavome dar vieną žinią iš Ukrainos, iš kolegų. Iš Dnipro miesto, tai yra truputį toliau į rytus, maždaug 550 km nuo Kijevo, jau prie pat fronto zonos, apie prašymą pagelbėti, bet pagelbėti ne dronais, ne karinė ekipuotė, ne dar kažkokiais tai būdais, būtent kovoje su priešu, o būtent pagelbėti išvežant iš Ukrainos istorinę techniką. Tai yra ta, kuri yra susijusi su Ukraina, nes jiems atrodo, kad Lietuva yra saugi šalis, taigi jie susirado mūsų asociaciją, kreipėsi ir gavosi, kad mes jau į Ukrainą turime ne vieną tikslą keliauti, o du. Taigi, pradžioje norėčiau papasakoti apie štai už manęs esantį žirgą, su kuriuo mes ir suplanavome vykti šią kelionę. Kaip žinia, mes jau anonsavome 24 metų balandžio mėnesį, mes gavome dovanų iš istorinės technikos gerbėjo Vytauto, iš Panevėžio, štai šį už manęs esantį automobilį Audi 100. Tai yra 1986 metų automobilis, 1,8 litro benzinas, taipogi ir dujos įmontuotas yra, 55 kW. Kaip nebūtų keista, ant spidometro kilometražas buvo beveik 800 000 ir dabar yra be 800 000. Taigi, kiek tai apsitvarkė šį automobilį, pasidėlioja, pasižiūrėję, ar viskas yra tvarkoj, tiesa, radiatorius ventiliatorius neveikė, tai pataisėme į tepalus, susižiūrėjome važiuoklę, stabdžius, ratus permontavome ir paruošėme automobilį, gauta dovanų maždaug 3500 km kelionė. Iš karto pasakysiu, jog automobilis nenuvylė, nors metai vis dėlto davė žinoti savo. Iš tiesų, jisai atliko iš tiesų savo tiesioginę funkciją, tai yra dirbo, važiavo. Ir tas labai jautėsi, nes realiai mes turėjome 2 gedimus su šiuo automobiliu. Ukrainos keleliai, kažkuria prasme jau patampa panašus į Lietuvos kelius. Būkim sąžiningi, taigi per vieną keliuką kaimo mes gal ir per daug sau leidome, truputį greičiau pravažiavome. Na ir pametėme benzino baką. Na kaip pametėme? Atsikabino juostos, jos kitaip tariant nupuvo. Ten buvo beveik 70 litrų kuro, tai mes bandėme dar pasitaisyti, va čia matote nuotraukose, lauko sąlygomis, bet nelabai mums pavyko. Tada susiradom artimiausią servisą ir mums padėjo ir keltuvą davė, ir medžiagų, ir sužinojo mūsų tikslą, žinoma, neėmė pinigų. Taigi pirmas toks gedimas kuro bako pametimas pusiau, mes jį prisimontavome, toliau viskas buvo gerai. Na, o kitas gedimas buvo kiek rimtesnis, tai yra pačiame Kijeve, Kijevo gatvėse bevažinėjant, mes iš po variklio dangčio išgirdome nelabai smagius garsus. Pradžioje bandėme identifikuoti, jog galbūt tai yra granata, galbūt vidinė granata, nes garsas būdavo tik tai judant, o nestovint. Ir susiradę artimiausią servisą, pasikėlėme ant keltuvo. Tiesa, norint pakelti keltuvą, servisistai turėjo užkurti elektros generatorių. Tik tokiu būdu elektra yra, nes generatorių visa Ukraina pilna, nuo vakarinės iki rytinės pusės, kur mes buvome, tai apie Ukrainą atskiras gali būti pasakojimas. O štai apie automobilio Audi antrą gedimą, tai pasirodo variklio priekiniai laikikliai, jie nupuvo. Pusiau nupuvo ir variklis priekiu atsigulė ant traukių priekinių stabilizuojančių. Ir gavosi taip, kad karteris trankėsi į važiuoklės konstrukciją
Ir, na, tokiu būdu mes tikrai negalėjom toli pavažiuoti, dar keli šimtai kilometrų būtumėm pramušę karterį ir mūsų kelionė būtų be pasibaigusi. Tai, bet servise mes užtrukom maždaug apie pusę valandos, gal 40 minučių, tiek Vytautas, tiek Darius, mūsų kompanijos nariai, iš esmės yra mechanikai, tiek servisistas, sutvarkėm, padėjo ir štai šitas automobilis atlaikė 3685 km, beveik 3700, be jokio vargo. Tiesa, karštis buvo neišpasakytas, iš tiesų vietomis ir 40 buvo laipsnių, variklis nekaito. Iš tiesų laiku įsijungdavo ventiliatorius, skysčiai niekur nedingdavo, Audi kondicionierių žinoma neturi. Esam Ukrainai, 36 laipsniai karščio. Kaip važiuoju. Kaifas. Palauk, trumpai dar. Rodžia. Žinokit, belega gerai. Tai jau kelintą dieną karštis eina. Žinokit. Jėga. Dabar vėjelio. Galim važiuoti toliau. Bet tai nėra problema, kuomet iš tiesų važiuoji su įdomiu tikslu, po įdomią šalį, su įdomiu kolektyvu, na ir žinoma su įdomia transporto priemonė. Taip, kad čia problemų tikrai nebuvo. Automobilis atlaikė, grįžo į Lietuvą ir mes toliau ruošėme jį kitai kelioniai. Kokia tai bus kelionė, mes žinoma anonsuosime, pranešime, tai viskas bus savo laiku. Ką čia mes darėm? Perjungimas. Nuo dujų ant benzino. Kažkas tave kviečia. Savo laiku. Taigi, grįžtant prie tikslų. Tikslas numeris 1 tai buvo birželio mėnesį atsidaręs muziejus, būtent Kijeve. Atidarė Ukrainos istorinės technikos gerbėjai, būtent vadinasi lietuviškai tai būtų istorijos ratai, ukrainietiškai Kolioso istorija. Čia yra surinkta iš tiesų nemaža ekspozicija, kaip mums pasako jos įkūrėjas Pavel Lazovenko, arti 100 transporto priemonių, daugiausia tai žinoma štai šito regiono, Ukrainos, Rusijos. Didžioji transporto dalis yra surasta Ukrainoje, iš tiesų yra labai įdomių, įspūdingų eksponatų, taip kad lankysitės Kijeve, būsite čia, tikrai rekomenduoju apsilankyti. Muziejus iš esmės dirba savaitgaliais, tačiau galima įsiprašyti, kaip mes įsiprašėme, ir darbo dienomis. Atvykite čionai, tikrai nenusivilsite, tikrai patiks. Antras aukštas yra taipogi interaktyvus, labai įdomus, būtent su reliktais surinktais iš to senesnio periodo, to laikotarpio. Puikiai veikia gazirovkės aparatas. Mūsų bekankinės karštis būtent iš tiesų atgaivino. Labai smagiai atsigėrėme tikros gazirovkės po 3 kapeikas. Taip, po 3 kapeikas būtent ir veikiantis aparatas. Muziejus bilieto kaina yra 5 eurai. Taip kad apie šitą muziejų mes plačiau aprašysime, nuotraukos patalpinsime naujausiame žurnalo Retromanai numeryje. Taip kad būsite Kijeve, tikrai suraskite laiko paaukoti 2-3 valandas apsilankyti šitame muziejuje. Jums tikrai patiks, turi būti įdomu. Beje, dar trumpai apie patį Kijevą bei Ukrainą. Kijeve lankausi jau ne pirmą kartą, suskaičiau liktai 5. Ir paskutinį kartą buvau 21 metų rugsėjo mėnesį kartu su retromobiliečiais. Mes čia buvom Old Car Land renginyje, kur būtent Pavelas, muziejaus įkūrėjas, ir organizuoja šitą renginį. Jisai tada vyko paskutinį kartą, po karo tikiuosi atsigaus ir vėl vyks tikrai labai įspūdingas renginys. Tačiau apie patį Kijevą. Na, žinokit, Kijevas jau yra ne tas. Kijevas. Liepos. 15 diena. Гроші, карта.
barai užsidaro 23 valandą, 00 valandų yra paskelbiama komendanto valanda. Jis galioja iki ryto ir bet koks judesys mieste apmiršta. Mašinos išnyksta, žmonės išnyksta, visur tamsu, niūru, jokių pramogų apie kažkokius tai barų šturmus ar dar pasilinksminimus, nei kalbos nėra, net galvot nėra ką. Viešbutį elektros nėra, kondicionieriai nedirba, vandens karšto kavos arbatos negausi. Pusryčiai. Nieko nėra, nei kavos, nei arbatos, elektros nėra. Beje, kaip ir žmonių viešbutyje, visiškai totaliai. Mes vieni. O taip. Tuščias viešbutis. Važiuojam toliau, patikrinsim tepalus. Dar kas ten įdomaus yra po variklio dangčiu. O, yra variklis. Dabar kaip ne visai lygis. Daugiau negu pusė normos. Taip kad, iš esmės mes kaip ten turistavom, buvom viešbutyje Ukraina, tai į mus labai keistai žiūrėjo, bet labai geranoriškai, nes iš tiesų tai suprato mūsų tikslą. Tai apie Kijevą dar kažkoks tai bent minimalus judesiukas vyksta. Tačiau apie Dniprą, kuris randasi į rytus nuo Kijevo, netoli jau fronto, apskritai yra liūdna kalbėti. Tačiau apie Dniprą, apie istorinės technikos išsaugojimo galimybės būtent Ukrainoje, kaip jie tą daro, kaip jie tam ruošiasi ir štai kodėl prašo pagalbos mūsų lietuvių, bei už vežius, kuomet paprašoma 100 eurų, aš jums papasakosiu kitos mūsų laidos dalyje. Būkite kartu, ačiū, kad esate, ačiū, kad domitės. Iki susimatymo.